Atsikėlėt iš ryto ir sakot, maestro, vaizdo paduok mum, tai va. Kaip visada, vaizdas tas pats, Navi grupė, konteineris autoverslas. Jau žinomi veikėjai, tai vairuotojas pristumia konteinerį prie rampos, išlenda Volvo XC70. Volvo XC70 pirkta insurance, klientas nusipirko pats, nusipirko žiauriai pigiai. Nežinau, ar galiu išduoti, bet pasakysiu, kad tikrai ženkliai mažiau nei $1000. Va toks 20 metų XC70. Kadaise buvęs labai populiarus automobilis, dabar kaip jiems sekasi rinkoje, nežinau, bet matot, jisai keliauja, jie važiuoja. Va, sekantis mašiniukas buvo taip pat Volvo, tai Volvo XC40, va toks mažiukas parketnikas vadinamas, iš insuranso, iš Čikagos, beje visas konteineris pas mus atvažiavo iš New Yorko. Iš Čikagos mes atvežėme į New Yorką, iš New Yorko pakruojam į Klaipėdą. Va, gruodžio kažkur vidury, man atrodo, šita mašina atkeliavo ir jau yra jinai Klaipėdai. Tai va, apžiūrim Volvo. Volvo, kaip ir sakiau, buvo gerokai pigiau nei $1000. Taip jinai atrodo. Va, matot, jinai, manau, kad užsives, važiuos be problemų. Salonas gyvas, viskas atrodo ganėtinai tvarkingai, mušimas tikrai nedidelis ir kaina, sakyčiau, tikrai juokinga. Volvo XC40 iš tikrųjų retas daiktas pas mus, 20 metų, tokių dažnai mes neturime. Va, tai buvo įdomu irgi pažiūrėti, kas čia per daiktas. Matot, šovė airbagai, priekis muštas, o už ją klientas sumokėjo, jeigu nesumeluosiu, apie $4000 irgi insurance aukcione. Ir va, dabar jinai grįžo į Klaipėdą atrodantį šitaip va. Tai visai neblogas pirkinys, tokių metų mašina už tiek mažai pinigų, manau, tikrai vykęs daiktas. O ką, toliau jau mūsų klasika ėjo BMW ketvirtukas ir dar išlys labai gražus 550 su 330 kW, kurį aš pardaviau per savo storiuose, kaip ir parduodu kitas mašinas, kurias galite pasižiūrėti storiuose. Kasdieną mes jas sukame iš naujo ir iš naujo, jeigu neparduotos, o nusipirkti galite paprastai. Va tokį BMW 550 klientas paprastai ir įsigijo. Parašė mum, nori pirkti, susikūrė paskyrą, mes jam ją priskyrėm, jisai susimokėjo pinigus ir mašina, va, Klaipėdoj grįžo ir keliauja jau pas jį. 550 visiškai pilnas, čia toks labai gražus, jau iškeliavo į namus.